We bout to make it rain on them, change the whole game on them, pull up with the Pagalvojau, game. kad dar niekada nerodžiau tau savo puslapio demo. Tai dabar šiandien parodysiu demo. Ir išskaitai tuos laiškus, paklikai. You can feel it in your bones, you can feel it in your brain, and I know you hate it, ho. Face it though, I'm until you find that it's underneath the correct color setting. Give Me Stats demonstracija. Give Me Stats pirmiausia skirtas fantasy žaidėjams ir tiems, kurie lažinasi. Nors man nelabai patinka, kad kuriu tulsą tiems, kurie lažinasi. Nu gerai. Tai pavyzdžiui, kitam sezone LeBronas, jis jau toks amžių vyrukas, tai gali nemažai varžybų praleisti. Kai LeBronas nežaidžia. Visi žinom, kad jis turi didelę rolę komandai, bet kai LeBronas nežaidžia, kas tuo metu komandai stepina, kas padaro žingsnį į priekį. Tai pavyzdžiui, pasirinkam Lakers, o čia va toks tulsas without teammate. Ir čia pasirinkam LeBroną. Ir iš karto ten, kur žaliuoja, tai reiškia be LeBrono žaidžia geriau. Tai D'Angelo Russellas, daugiau minučių, daugiau naudingumo, daugiau metimų. Nu gerai, tarkim, pasirenkam D'Angelo Russellas. Jo sezono vidurkis yra 17 taškų. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas sakys, ar jis įmes 17 taškų ar neįmes 17 taškų, ir tu žinosi, kad LeBronas nežaidžia. Tai iš karto signalas, kad D'Angelo Russellas gauna didesnę rolę, kuomet LeBrono nėra aikštėj. Einam į D'Angelo Russello puslapį, trendas. Čia dar galim pasirinkti LeBroną, kad turėtumėm prieš akis D'Angelo Russello statsus su LeBronu ir be LeBrono. Ir matom, kad jis atlieka daugiau metimų, asistų daugiau padaro. Be šios lentelės tu gali dar kai ką patikrinti. Tarkim, gali pasižiūrėti, kaip jam sekasi paskutinio metu žaisti. Štai čia matom, jis gavo daugiau minučių paskutinės varžybas. Čia kokia 10 varžybų. Taškų sunkiai metė, nors ir gavo daugiau minučių. Indekso irgi labai svyravo. Bum. Taigi, turėdamas prieš akis vieną šitą puslapėlį D'Angelo Russello trendo puslapį, tu gali turėti labai daug konteksto ir gali atlikti labiau informuotą sprendimą, ar žaidėjas sumes ten tuos taškus ar nesumes. Bet šitas tulsas, jisai turi minusą, sezonas turi būti jau įsibėgėjęs. Jeigu tai bus sezono pradžia, tai nebus ką analizuoti, nebus pakankamo kiekio duomenim analizuoti. Bet nepaisant šito trūkumo, šitas tulsas yra amazing. Bandau perkasti šituos layoutų ir single page up niuansus. Ir man buvo pradžiai sunku suprasti, kai kūriau Laravel projekto autentikaciją, kad jūs galėtų prisiregistruoti, prisijungti. Man automatiškai sukūrė šituos, jaučiu, kad automatiškai tuo metu sukūrė šituos 2 layout failus. Ar aš šituos layoutus turiu naudoti ir šiaip savo įprastiniuose puslapiuose? Homepage'as, about page'as, ten stat story. Man ChatGPT sako, ne, tau reikia sukurti naują, tarkim, main layout ar common layout, o šituos layoutus palikti tik tai userių autentikacijų. Tikiuosi manęs ChatGPT neapgavo. Jeigu apgavo, parašyk komentaruose. Gera sesija, kol kas varau kažko nusipirkt valgyti. Prie darbų, let's go! Ne prie darbų, demonstracija, labai trumpa demonstracija. Ar veikia šitas webas kaip single page app? Teoriškai, kai aš sukūriau jau donate puslapį, čia yra homepage'as, toks sneak peekas į homepage'ą, kaip jisai atrodys. Čia dar gal ne paskutinė versija, ne galutinė, bet nesvarbu. Svarbiausia pažiūrėti, ar jis veikia. Kai užlaudinsit donate puslapį, man turėtų laudinti tik tai šitą vidurinį komponentą, bet nelaudinti headerio ir footerio. Pažiūrim, ar suveiks. Jaučiu, kažkas negerai. Yra ir headeris, ir footeris, visus komponentus vėl sulaudino. Jaučiu, čia kažką prikrepinau. Junior developeris kažkaip išspręs šitą. Čiau.